Kai jūs priėmėt sprendimą eksportuoti savo prekes, savo paslaugas į užsienį, pirmo mūsų susitikimo metu aš noriu iš kliento išgirsti atsakymą į labai paprastą, žinomą, bet labai svarbų klausimą. Tai yra, kokią problemą sprendžia tavo produktas, tavo paslauga. Ir antras, dėl ko klientas ją turėtų rinktis iš tavęs, o ne iš konkurento. Tai yra, kokie tavo prekės, tavo paslaugos išskirtinumai. Jeigu jų nėra, tai susitikimo metu, darbo pradžios metu mes klientui padedam juos išsiaiškinti, suformuoti ir tai nebūtinai turi būti pačios paslaugos ar prekės išskirtinumai, tai galima atlikti per palydinčiuosius dalykus. Pavyzdžiui, greitas klientų aptarnavimas, greitas pristatymas, gamyba per kelias dienas, grąžinimo garantijos. Ir atvirai pasakius, prekiam ir rinkom vienodėjant, ten galima atrasti daugiausiai išskirtinumų. Iš esmės, čia suformuojamas pardavimo pasiūlymas. Ką mes siūlom, kokie tai yra mūsų išskirtinumai ir už kokią kainą mes pardavinėsim. Jeigu tų išskirtinumų mes nerandam, tai tenka klientui pasiūlyti padirbėti, atlikti namų darbus, nes mes branginam kliento pinigus, savo laiką ir norim, kad eksporto istorija būtų sėkminga, nenorim sudeginti kliento pinigų, laiko ir dar reikia papildomai pasiruošti, tada galima pradėti bendradarbiavimą, nes mes savo paslaugą norim atlikti kokybiškai ir norim, kad klientą lydėtų eksporto sėkmės istorija.